Sveiki, tai kaip kiekvieną antradienį sveikiname su jumis iš Vingio parko. Šiandien sportuosime lauke. Labai graži diena. Skatinu ir jūs prisijungti prie mūsų šias 20 minučių. Pajudėsim šiek tiek. Tai pradėsim nuo kaklo. Įtempiam iškart savo pilvo raumenis, taip pat sėdmenis. Ir išstumsime kaklą pirmin ir sugrįšim. Įkvepiu, stumiu kaklą į priekį, tarytum vežliukas ir iškvepiu orą. Ir paskaičiuosim iki 10 draugiškai. 1. Ir 2. Ir 3. Pečiai lieka vietoj. 4. 5. 6, 7, na dar 3, 8, 9, išilginam kaklą ir 10 palaikom šiek tiek ir sugrįžtam. Gerai, dabar keliaujam prie pečių, įkvėpsim, tempsim pečius link ausų ir iškvepiant mesim pečių juostą žemyn. Įkvėpsim, pečiai į viršų, iškvepiam, pečiai žemyn. 10 kartų, tai jau turim 3. Ir 5. Neiškeliam labai, ar ne, smakro į viršų, stengiame žiūrėti priešais save. 7. 8. Dar 2. Ir 10. Gerai, darysime sūkius rankomis, tai galite ar ne rodyti nykščius. 2 ratukai bus pirmin per pečių sąnarius, 2 ratukai bus atgal. Skaičiuosime 10 pirmin, 10 atgal, bet jums to daryti nereikia, aš paskaičiuosiu už jūs. Tai susikaupkite ir laikykite tvirtai įtemptą pilvo raumenyną. Jau turime iš viso 4, tai 2 pirmin, 2 atgal. Jau 5. Nepamirštam kvepuoti, net palaiduojam sėdmenų. Atlikom pusę. Pirmin. Atgal. 1. Nepasiduodam. Na, dar po kartą. 1. 2 į priekį ir atgal. Labai gerai, galim šiek tiek atsipalaiduoti. Keliaujam į stovėseną, ar ne, kojos plačiai. Šiek tiek pėdas pavedame į išorę. Leisimės link dešinės kojos. O kairę ranką, ar ne, vedam savo virš galvos. Ir tokį pratempimą lengvą. Juntam, ar ne, priešingam šone, šiek tiek galite prilenkti kelius. Sėdmenų neatpalaiduojam, labai neskubam. Atliksim dar po 3 kartus kiekvienai pusiai. Besilenkiant iškvepimas. Įkvepiu, lenkiuosi į šoną, iškvepiu. Dar po kartą. Ir sugrįžtam į pečių plotį, tai statom pėdas pečių plotyje. Ir pasisuksiu į šoną, kad matytumėt, kaip atlikti, ar ne, pritupimą.
pilvas įtemptas, rankas galite sunerti, galite kryžiuoti ant pečių, kaip jau jums yra patogiau. Įsivaizduojam už savęs kėdę ir keliaujam žemyn. Paskaičiuosim iki 10, šiek tiek atsipūsim ir dar 10 kartosim. Stebim, kad keliai neužeitų už pirštų pėdos ir nekristų į vidų. Tai stabilus, ar ne? 4, 5, šyla užpakalinio šlaunies dalis. 8, 9, 10. Pailsim, papurtom koją šiek tiek. Keliausim kartoti. Tai vėl pasiruošiam, nusiteikiam ir tupiam. 1, 2, įkvepiu, kol stovi tiesia nugarą, iškvepiu tupiant. Stebiu kelius. Dar 5. Dar 2. Puiku. Gerai. Atsipūskim. Jeigu norit, gurkštelkit vandens šiek tiek. Dabar bus atvedimai per klubą. Tai stovim ant vienos kojos. Žvilgsnis nukreiptas priešais save. Atvedam štai šitaip koją į išorę, bet stengiamės išlaikyti juosmenį tiesiai. Tai atvedimas štai taip. Kiekvienai kojai po 10 kartų. Stengiamės, jeigu nėra poreikio didelio, neilsinti kojos. Laikom visą kūną tiesiai, kiek galim. Dar 5. Jums pavyks. Įkvepiam, vedam į šalį, iškvepiam. Ir 2. Aha. Paskutiniai sunkiausi. Keičiam koją. 1. Ir 2. Stengiamės nevirsti į šoną. Kartais būna, kad sudėtinga išstovėti tiesiai, bet stengiamės. Pastangos svarbiausia yra. Įkvepiu ir iškvepiu. Dar 4. Dar 3. Dar 2. Ir 1. Labai gerai. Papurtom kojas, rankas taip pat, jeigu norisi. Vėl grįšim prie rankų. Tai dabar mentims duosim darbo. Ištiesim ranką šitaip į šalis. Abu sąnariai tiek peties, tiek alkūnės vienoj linijai stengiasi būti. Įkvėpsiu, vesiu rankas atgal. Iškvepiu. Įkvepiu, vedu rankas atgal, iškvepimas. Stengiamės nenunarinti ar ne rankų žemyn, nenuleisti, išlaikyti aukštį. 2, 10 kartų darysim. 3, pilvas įtemptas, sėdmenis taip pat. 5 turime. Ir 6, 7, dar 3, 8, rankos juda, kūnas stengiasi išlikti vietoj, 9 ir 10. Gerai, galite šiek tiek, ar ne, petukus pakelti į viršų, atpalaiduoti. Dabar pabandysim paliesti vieną ranką kairę petį iš priekio ir kitą ranką iš kitos pusės, iš nugaros, ar ne? Tai toks bus keitimas rankų. Viena pirmin, kita už jūsų. Tai visai toks malonus, ypatingai jeigu sėdimą darbą dirbat, pečių juosta sustingsta, ar ne? Tai labai malonu šiek tiek pajudinti rankas, pabandyti pasikasyti nugarą, ar ne?
Kvepuoju laisvai. Svarbiausia įtemptas pilvas, rankos juda, sėdmenis taip pat įtempti. Dar keletą kartelių. Na, dar 2 pirmyn, 2 atgal. Tai dar po kartą. Ir atsipalaiduoja. Labai gerai. Keliausim pasistiepti. Taip, pasiruošiam. Rankos iš pradžių sukryžiuotos šitaip ar ne apačioje. Įkvėpsim, kilsim į viršų. Rankos kyla, 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 kyla. Kai jos žiūri pirštai nukreipti ar ne į dangų mūsų atveju, tuomet jau ir galvą pakeliu, pasižiūriu į viršų ir pasistebiu. Ir tada gražiai ar ne nuleidžiam rankas. Tai pradedam kartu. Įkvepiu, kylu į viršų, sėdmenis įtempiu, rankos žiūri į viršų, galva taip pat. Aha, ir stengiamės išsilaikyti. Įkvepiu, iškvepiu, keliant rankas į viršų. Iš pradžių nukreipiam pirštus, tada tik tai žvilgsnį, ar ne, viršun. Labai gerai. Dar 3 kartai. Pėdas pečių plotį. Na ir paskutinį dar galim tikrai, ar ne, atlikti. Pabūnam viršui. Gerai. Ir keliausim po truputėlį prie tempimų dalies. Tai vieną ranką dedu šitaip delną ant peties, o alkūnę priglaudžiu delnu ir stumiu, ar ne, tolyn. Ir laikysim. Palaikysim 10 sekundžių. Ir 1, ir 2, ir 3, 4, 5, 6, 7, ir 8, 9, 10. Puikiai keičiam. Kitai rankai tą patį, ar ne, darom. Apglebta alkūnė, švelniai spusteliam pirmin. Penki, 6, 7, 8, 9 ir 10. Gerai, puiku. Delnų štai šitaip ar nesidedam savo už galvos, pirštai atremti, nesunerti. Alkūnės iš pradžių žiūri pirmin, o tada mes jas vedam atgal. Atidarinėjam, ar ne, rankas. Atidarom visą krūtinę, kad šiek tiek tempimo jausme ir laikom. Penki, 6, 7, 8, 9, 10. Sugrįžtam. Įkvepiam, vedam atgal, vėl atveriam krūtinę, laikom. Ir 1, ir 2, ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Gerai, keliausime prie kojų dalies. Dešinę koją statau pirmin, šiek tiek ar ne galiu sulenkti. O kairę koją statau kiek įmanoma toliau, ištiesta pilnai. Ir kairės kojos kulną mėginu ar ne prispausti prie žemės. Ir 5, 6, 7, 8, sulenktos kelis stebim kojos, 9, 10, vėlgi jis turėtų išlikti vienoje linijoje su čiurna, apsisukam.
Viena koja sulenkta, lieka atramoje, kita koja vedu tolyn, ištiesta ir bandau kulną prispausti prie žemės. Ir 1, ir 2, ir 3, 4, 5, 6, nugara tiesi, 7, 8, 9 ir 10. Sugrįžtam. Taigi, atsistosim vėl pečių plotį, šiek tiek sulenksim švelniai kelius, pasilenksim per nugarą, ar ne, pirmyn ir atsipalaiduosim šiek tiek. Atsipalaiduojam, galit užsimerkti, svarbiausia nenuvirsti tuo metu. Ir lėtai sugrįžtam į tiesią padėtį. Tai kągi, labai ačiū, kad prisijungėt šiandien prie mankštos, galite savo tikrai pasiploti. Ir susitiksim kitą antradienį. Tai gražios dienos, viso.